Prijaukinimas ir planetos sapnas. Visa, ką šiuo metu matote ir girdite, yra sapnas. Net dabar, šiuo momentu, jūs sapnuojate. Sapnuojate, nors jūsų smegenys budrios. Sapnuoti yra svarbiausia proto funkcija. Protas sapnuoja 24 valandas per parą. Jis sapnuoja, kai smegenys budrios ir sapnuoja, kai jos miega. Skiriasi tik tai, kad kai smegenys budrios, naudojamės materialia struktūra, todėl reiškinius suvokiame linijiniu būdu, o kai užmiegame, šios struktūros nėra, tad sapnas nuolat keičiasi. Žmonės visą laiką sapnuoja. Prieš mus gyvenę žmonės dar iki mūsų gimimo sukūrė didžiulį sapną, kurį vadiname visuomenės arba planetos sapnu. Planetos sapną sudaro milijardai mažesnių asmeninių sapnų, kurie drauge sukuria šeimos, bendruomenės, miesto, šalies, galiausiai visos žmonijos sapną. Planetos sapnas apima visuomenės taisyklės, įsitikinimus, įstatymus, religijas, skirtingas kultūras, papročius, vyriausybės, mokyklas, visuomenės įvykius ir šventes. Gimstame gebėdami patys išmokti sapnuoti, bet anksčiau už mus gimę žmonės pamoko mus sapnuoti taip, kaip sapnuoja visuomenė. Išorinis sapnas turi labai daug taisyklių, todėl iškart po gimimo reikalaujame, kad vaikas sutelktų visą dėmesį į jo ar jos protui pateikiamas taisyklės. Išorinis sapnas per mamą, tėtį, mokyklas ir religiją moko mus sapnuoti. Dėmesys yra mūsų gebėjimas išsirinkti ir susitelkti tik į tai, ką norime pažinti. Vienu metu galime pastebėti milijonus dalykų, bet skirdami dėmesį tam dalykui, kurį norime pažinti, suteikime jam pirmumą savo prote. Suaugusieji aplink mus nuolat kartodami tam tikrą informaciją pritraukdavo mūsų dėmesį ir taip integravo ją į mūsų protus. Taip įsisavinome viską, ką šiandien žinome. Dėmesingai perpratome visą tikrovę, visą sapną. Išmokome, kaip tinkamai elgtis visuomenėje, kuo tikėti ir kuo netikėti, kas priimtina ir kas nepriimtina, kas gera ir kas bloga, kas gražu ir kas bjauru, kas teisinga ir kas neteisinga. Visos žinios, visos sąvokos ir taisyklės, kaip elgtis pasaulyje, jau buvo čia. Mokydamiesi mokykloje, jūs sėdėjote mažuose suoluose, sutelkę dėmesį į tai, ką sako mokytojas. Bažnyčioje dėmesingai klausėte jums skirtos kunigo kalbos. Ta pati dinamika vyravo santykyje su tėčiu, mama, broliais ir seserimis. Jie visi stengiasi patraukti jūsų dėmesį. Mes taip pat išmokstame patraukti kitų žmonių dėmesį. Išsiugdome poreikį gauti dėmesio ir net imame dėl jo varžytis. Vaikai varžosi dėl tėvų, mokytojų, draugų dėmesio. Pažiūrėk į mane, žiūrėk, ką aš darau. Ei, aš čia. Dėmesio poreikis tampa labai stiprus ir išlieka net tuomet, kai suaugame. Išorinis sapnas nukreipia mūsų dėmesį, nurodydamas, kas yra svarbu. Pavyzdžiui, kalba, kurią kalbame. Kalba yra žmonių tarpusavio supratimo ir komunikacijos kodas. Kiekviena raidė, kiekvienas žodis kiekvienoje kalboje yra susitarimas. Tai mes vadiname knygos puslapiu. Žodis puslapis yra susitarimas, kurį visi suprantame. Kai perprantame kodą, sutelkiame dėmesį ir tuomet energija pereina iš vieno asmens į kitą. Ne jūs pasirinkote savo gimtąją kalbą. Taip pat nesirinkote religijos ir moralinių vertybių. Jos egzistavo dar iki jūsų gimimo. Niekada neturėjome galimybės pasirinkti, kuo tikėti, o kuo netikėti. Negalėjome pasirinkti nė menkiausio iš tokių susitarimų. Nesirinkome net savo vardo. Vaikystėje neturėjome galimybės pasirinkti savo įsitikinimų. Tiesiog pritarėme informacijai, kurią mums per kitus žmonės perdavė planetos sapnas. Informaciją galima sukaupti tik tada, kai ją priimame kaip tam tikrą susitarimą. Išorinis sapnas gali patraukti mūsų dėmesį, bet jeigu nepriimame susitarimo, nepriimame ir informacijos. Tačiau kai tik priimame susitarimą,
Pripažįstame, kad tai reikšminga. Imame tuo tikėti, tampame lojalūs. Būti lojaliu – tai tikėti besąlygiškai. Šitaip mokomės vaikystėje. Vaikai tiki viskuo, ką sako suaugusieji. Sutinkame su jais, o tikėjimas toks stiprus, kad ši įsitikinimų sistema valdo visą mūsų gyvenimo sapną. Šių įsitikinimų patys nepasirinkome, galbūt netgi priešinomės, bet buvome per silpni, kad laimėtume kovą. Todėl pritarėme susitarimams, taip pasiduodami ir paklūsdami įsitikinimams. Šį procesą vadinu žmonių prijaukinimu. Jaukinimo metu išmokstame, kaip reikia gyventi ir kaip sapnuoti. Informacija iš išorinio sapno perkeliama į vidinį sapną, taip sukuriant visą įsitikinimų sistemą. Pirmiausia, vaiką išmokome pavadinimų – mama, tėtis, pienas, buteliukas. Diena iš dienos namuose, mokykloje, bažnyčioje, per televiziją mums kalbama, kaip gyventi, koks elgesys yra priimtinas. Išorinis sapnas moko, kaip būti žmogumi. Įgyjame išsame, kas yra moteris ir kas yra vyras sampratą. Taip pat išmokstame vertinti ir teisti. Teisiame save, teisiame kitus žmonės, teisiame kaimynus. Vaikai yra prijaukinami taip pat, kaip prijaukiname šunį, katę ar bet kokį kitą gyvūną. Norėdami išmokyti šunį, jį baudžiame ir apdovanojame. Savo mylimą vaiką auklėjame taip pat, kaip auklėjame bet kurį naminį gyvūną, naudodami bausmių ir apdovanojimų sistemą. Mums sako, tu esi geras berniukas, arba tu esi gera mergaitė, kai mes elgimės taip, kaip nori mama ir tėtis. Jei elgimės priešingai, esame bloga mergaitė arba blogas berniukas. Kai nesilaikydavome taisyklių, būdavome baudžiami, o kai eidavome išvien, apdovanojami. Būdavome baudžiami daug kartų per dieną, taip pat daug sykių būdavome apdovanojami. Netrukus pradėjome bijoti, kad būsime nubausti arba negausime apdovanojimų. Apdovanojimas – tai dėmesys, kurį gaudavome iš tėvų ir kitų žmonių, brolių ir seserų, mokytojų, draugų. Netrukus išsiugdėme poreikį atkreipti kitų žmonių dėmesį, kad taip gautume apdovanojimą. Malonu gauti apdovanojimą, todėl ir toliau elgiamės taip, kaip nori kiti žmonės, kad tik būtume apdovanoti. Bijome būti nubausti ar nesulaukti apdovanojimo, todėl apsimetame tuo, kuo nesame, kad tik įtiktume kitiems, kad tik būtume jiems pakankamai geri. Stengiamės įtikti mamai ir tėčiui, stengiamės įtikti mokyklos mokytojams, stengiamės įtikti bažnyčiai. Taigi pradedame vaidinti, apsimetame tuo, kuo nesame, nes bijome būti atstumti. Baimė būti atstumtam peraugia į baimę būti nepakankamai geram. Galiausiai tampame kažkuo, kuo nesame. Tampame mamos, tėčio, visuomenės bei religijos įsitikinimų kopija. Jaukinimo procese prarandame visus natūralius savo polinkius. Tam tikrame amžiuje, kai tampame sąmoningesni, išmokstame žodį ne. Suaugusieji sako, nedaryk to, nedaryk ano. Mes priešinamės, sakome, ne. Priešinamės, nes giname savo laisvę. Trokštame būti savimi, bet esame labai maži, o suaugusieji dideli ir stiprūs. Po kurio laiko imame bijoti, nes žinome, kad kaskart padarę kažką ne taip, būsime nubausti. Prijaukinimas yra toks stiprus, kad nuo tam tikro gyvenimo momento nebereikia, kad kažkas kitas mus jaukintų. Nebereikia mamos ar tėčio, mokyklos ar bažnyčios, kurie mus jaukintų. Esame taip gerai išdresiruoti, kad imame jaukinti patį save. Esame savijaukės gyvūnas. Dabar galime jaukintis vadovaudamiesi mums įdiegtais įsitikinimais ir naudodamiesi bausmės ir apdovanojimo sistema. Baudžiame save, jeigu nepaisome savo įsitikinimų sistemos taisyklių. Apdovanojame save, kai esame geras berniukas ar gera mergaitė. Įsitikinimų sistema yra tarsi įstatymų knyga, valdanti mūsų protą. Visa, kas parašyta įstatymų knygoje, be jokių abejonių yra tiesa. Įstatymų knyga grindžiame visus savo sprendimus, net jei tie sprendimai
prieštarauja mūsų prigimčiai. Net tokios moralės taisyklės kaip 10 Dievo įsakymų užprogramuojami mumise mus jaukinant. Vienas po kito visi šie susitarimai surašomi į įstatymų knygą ir ima valdyti mūsų sapną. Mūsų sąmonėje yra kažkas, kas vertina kiekvieną padarą ar reiškinį, net orą, šunį ar katę. Viską. Vidinis teisėjas vadovaujasi įstatymų knyga, kad galėtų vertinti viską, ką darome ir ko nedarome, ką galvojame ir ko negalvojame, ką jaučiame ir ko nejaučiame. Visa, kas gyvena šio teisėjo tironijoje. Kaskart, kai mūsų poelgis prieštarauja įstatymų knygai, teisėjas praneša, kad esame kalti, privalome būti nubausti, mums turi būti gėda. Tai nutinka daug kartų per dieną, diena iš dienos, visą gyvenimą. Dar viena mūsų dalis, priimanti sprendimus, vadinama auka. Joje glūdi priekaištai, kaltė ir gėda. Tai ta mūsų dalis, kuri sako, koks aš vargšas, esu nepakankamai geras, nepakankamai protingas, nepakankamai patrauklus, nesu vertas meilės, koks aš nelaimingas. Didysis teisėjas pritarė ir sako, taip, tu tikrai esi nepakankamai geras. Ir visa tai pagrįsta įstatymų sistema, kurios patys niekada nesirinkome. Šie įstatymai tokie stiprūs, kad kai po daugelio metų susidurėme su naujomis idėjomis ir siekiame savarankiškai priimti sprendimus, suvokėme, jog tie įsitikinimai vis dar valdo mūsų gyvenimus. Visa, kas prieštarauja įstatymų knygai, kels jums keistą pojūtį saulės rezginyje. Tai baimė. Įstatymų knygos taisyklių laužimas atveria emocinės žaizdas, todėl vidinė reakcija – emocinių nuodų paskleidimas. Bet koks mėginimas kvestionuoti jūsų įsitikinimus vers jaustis nesaugiai. Net jei įstatymų knyga klysta, ji suteikia jums saugumo pojūtį. Štai kodėl mums reikia tiek daug drąsos, kad mestume iššūkį savo įsitikinimams. Žinome, kad jų nesirinkome, tačiau tiesa ta, kad su jais visais sutikome. Susitarimas yra toks stiprus, kad net suprasdami, jog iš esmės visa tai nėra tiesa, jaučiame priekaištus, kaltę ir gėdą, jei elgiamės ne pagal šias taisyklės. Lygiai taip, kaip vyriausybė turi įstatymų knygą, kuri valdo visuomenės sapną, mūsų įsitikinimų sistema yra įstatymų knyga, kuri valdo mūsų asmeninį sapną. Visi šie įstatymai egzistuoja mūsų galvose, jais tikime, o vidinis teisėjas visais atvejais vadovaujasi šiomis taisyklėmis. Teisėjas skelbia nuosprendį, o auka patiria kaltę ir bausmę. Bet ar toks sapnas yra teisingas? Tikrasis teisingumas yra tada, kai už vieną klaidą mokame vieną kartą. Tikroji neteisybė, kai už kiekvieną klaidą mokame daugiau nei vieną kartą. Kiek kartų mokame už vieną klaidą? Atsakymas – 1000 kartų. Žmogus yra vienintelis gyvūnas žemėje, kuris 1000 kartų moka už tą pačią klaidą. Kiti gyvūnai moka tik kartą už kiekvieną padarytą klaidą. Tik ne mes. Mes turime galingą atmintį. Padarome klaidą, tuomet save teisiame, įrodome kaltę ir nusibaudžiame. Jei egzistuotų teisingumas, to ir pakaktų. Proceso kartoti nereikėtų. Tačiau kiekvieną sykį tai prisiminę, vėl save teisiame, vėl esame kalti, vėl ir vėl save baudžiame. Jei turime žmoną ar vyrą, jie taip pat mums primena mūsų klaidą, kad galėtume iš naujo save teisti, kaltinti ir nubausti. Ar tai teisinga? Kiek kartų verčiame savo sutuoktinį, vaikus ar tėvus mokėti už tą pačią klaidą? Kiekvieną sykį prisiminę klaidą, kaltiname ir siunčiame jiems visus emocinius nuodus, kuriuos jaučiame dėl neteisybės. Tada vėl verčiame juos mokėti už tą pačią klaidą. Ar tai teisingumas? Teisėjas mūsų galvoje klysta, nes klaidinga yra įsitikinimų sistema, įstatymų knyga. Visas sapnas pagrįstas klaidingais įstatymais. 95% mūsų galvoje išsaugotų įsitikinimų yra grynas melas. Kenčiame, nes tikime šiuo melu.
Planetos sapne normalu, kad žmonės kenčia, gyvena baimėje ir kuria emocinės dramas. Išorinis sapnas nėra malonus sapnas. Tai smurto, baimės, karo, neteisybės sapnas. Asmeninis žmonių sapnas gali šiek tiek skirtis, bet dažniausiai tai košmaras. Pažvelgę į žmonių visuomenę pamatysime, kad joje gyventi be galo sunku, nes ją valdo baimė. Visame pasaulyje matome žmonių kančią, pyktį, keršto siekimą, priklausomybės, smurtą gatvėse ir siaubingą neteisybę. Skirtingose pasaulio šalyse tai pasireiškia skirtingų lygmenių, bet visur baimė valdo išorinį sapną. Jeigu palyginsime žmonių visuomenės sapną su pragaru, pamatysime, kad jie yra tapatūs. Religijos moko, kad pragaras yra bausmės, baimės, skausmo ir kančių vieta. Vieta, kur degsime liepsnuose. Ugnis kyla iš emocijų, kurias sukelia baimė. Kaskart, kai jaučiame pyktį, pavydą, pavyduliavimą, neapykantą, patiriame viduje degančią ugnį. Gyvename pragaro sapne. Jei pragaru laikysime tam tikrą proto būseną, tai pragaras mus supa iš visų pusių. Kiti gali mus perspėti, kad jei nedarysime to, ką jų manimu turėtume daryti, keliausime į pragarą. Turiu blogų naujienų. Mes jau pragare kartu su visais tais, kurie mums taip sako. Joks žmogus negali nusiųsti kito į pragarą, nes mes jau ten. Tiesa, kiti gali mus nuvaryti į dar baisesnį pragarą, bet tik tada, jei leisime, kad tai nutiktų. Kiekvienas žmogus turi savo asmeninį sapną, kurį kaip ir visuomenės sapną labai dažnai valdo baimė. Išmokstame sapnuoti pragarą savo gyvenime, savo asmeninėme sapne. Žinoma, tos pačios baimės kiekviename žmoguje pasireiškia skirtingais būdais, bet visi patiriame pyktį, pavydą, neapykantą ir kitas neigiamas emocijas. Asmeninis sapnas gali virsti nesiliaujančiu košmaru, kuriame nuolatos kenčiame ir gyvename baimėje. Bet mums nebūtina sapnuoti košmaro. Galima džiaugtis maloniu sapnu. Visa žmonija ieško tiesos, teisingumo, grožio. Nepaliaujamai ieškome tiesos, nes tikime mūsų prote patalpintų melu. Ieškome teisingumo, nes mūsų įsitikinimų sistemoje jo nėra. Ieškome grožio, nes netikime, kad žmoguje gali būti grožio, nesvarbu, koks gražus žmogus bebūtų. Ieškome ir ieškome, nors viskas jau yra mumyse. Nėra jokios tiesos, kurią reikėtų surasti. Tiesa egzistuoja aplink mus, kur tik be pažvelgtume, bet prote įsitvirtinę susitarimai bei įsitikinimai neleidžia jos pamatyti. Nematome tiesos, nes esame akli, apakinti klaidingų įsitikinimų mūsų galvose. Norime, kad mes būtume teisūs, o kiti neteisūs. Pasitikime įsitikinimų sistema, o mūsų įsitikinimai sukelia kančią. Lyg gyventume rūke, kuris neleidžia matyti toliau savo nosies. Gyvename rūke, kuris net nėra tikras. Tas rūkas tai sapnas, asmeninis jūsų gyvenimo sapnas, sudarytas iš to, kuo tikite, iš visų koncepcijų apie tai, kas esate, iš visų susitarimų, kuriuos sudarėte su kitais, su savimi ir net su Dievu. Visas jūsų protas yra rūkas, kurį toltekai vadino mitote. Jūsų protas yra sapnas, kuriame tūkstančiai žmonių kalba vienu metu, bet vieni kitų nesupranta. Tokia žmogaus proto būklė – didžioji mitote. Per šią didžiąją mitotę negalite pamatyti, kas iš tiesų esate. Indijoje ji vadinama mitote maja. Tai reiškia iliuzija. Per ją asmenybė suvokia, ką reiškia aš esu. Visi įsitikinimai apie save ir pasaulį, visos koncepcijos ir proto programos yra mitote. Negalime matyti, kas iš tiesų esame. Negalime matyti, kad esame nelaisvi. Kaip tik todėl žmonės ir priešinasi gyvenimui, nes didžiausia žmogaus baimė – būti gyvam. Mirtis nėra didžiausia baimė. Didžiausia baimė – prisiimti riziką už gyvą būtį. Tai rizika būti gyvam ir atskleisti, kas iš tiesų esame. Žmonės labiausiai bijo paprasčiausiai būti savimi.
Išmokome gyventi stengdamiesi patenkinti kitų žmonių poreikius. Išmokome gyventi pagal kitų žmonių pažiūras, nes bijojome būti atstumti, bijojome, kad būsime jiems nepakankamai geri. Siekiame tapti pakankamai geri, todėl jaukindamiesi susikūrėme tobulybės vaizdinį, susikūrėme savęs, kurį pripažintų visi kiti, vaizdinį. Ypač stengiamės įtikti tiems, kurie mus myli, mamai ir tėčiui, vyresniems broliams ir sesėms, kunigams ir mokytojams. Bandydami jiems įtikti, susikūrėme tobulybės vaizdinį, tačiau patys jame netelpame. Susikūrėme šį vaizdinį, bet jis nėra tikras. Šiuo požiūriu niekada netapsime tobuli. Niekada. Atstumėme save, jei manome, kad esame netobuli. Savęs atstūmimo lygmuo priklauso nuo to, kaip stipriai suaugusieji pažeidė mūsų vientisumą. Kai jaukinimo procesas baigėsi, siekis būti pakankamai geram kitam tampa nebesvarbus. Dabar jau esame nepakankamai geri patys savo, nes netitinkame susikurto tobulybės vaizdinio. Negalime savo atleisti, kad nesame tuo, kuo norėtume būti, arba tiksliau tuo, kuo tikime, kad turėtume būti. Negalime atleisti savo už tai, kad nesame tobuli. Žinome, kad nesame tie, kas tikime turį būti, todėl jaučiamės nenuoširdūs, nusivylę, netikri. Bandome paslėpti save, apsimetame tais, kuo nesame. Galiausiai dėl to jaučiamės neautentiški, tad užsidedame sociumo kaukės, kad kiti to nepastebėtų. Mums taip baisu, kad kažkas pastebės, jog esame ne tie, kuo dedamės. Kitus taip pat vertiname pagal savo tobulybės vaizdinį, todėl akivaizdu, kad jie nepateisina mūsų lūkesčių. Niekiname save vien tam, kad įtiktume kitiems. Netgi fiziškai žalojame savo kūną, kad tik kiti mus pripažintų. Paaugliai vartoja narkotikus, kad jų neatstumtų bendraamžiai. Jie nesuvokia, kad problema slypi savęs nepripažinime. Jie atstumia save, nes nėra tie, kuo dedasi. Jie nori būti kažkokie, bet tokie nėra ir dėl to jaučia kaltę ir gėdą. Žmonės be perstojo baudžia save už tai, kad nėra tokie, kokiais tiki turi būti. Jie ima smurtauti prieš save ir leidžia prieš juos smurtauti kitiems. Tačiau ne kiti, o mes patys stipriausiai smurtaujame prieš save. Tai daryti verčia teisėjas, auka ir įsitikinimų sistema. Žinoma, sutinkame žmonių, sakančių, kad prieš juos smurtavo vyras ar žmona, motina ar tėvas, bet puikiai žinote, jog prieš save smurtaujame daug stipriau. Nuteisėme save griežčiau, nei bet koks kitas kada nors egzistavęs teisėjas. Jei suklystame žmonių akivaizdoje, stengiamės neigti ir slėpti tą klaidą. Bet kai tik liekame vieni, teisėjas tampa labai stiprus, kaltė labai didelė, o patys jaučiamės tokie kvaili, tokie blogi, tokie beverčiai. Per visą gyvenimą niekas nesmurtavo prieš jūs taip, kaip jūs smurtaujate patys prieš save. Riba, iki kurios toleruosite kito smurtą prieš jūs, yra ta pati riba, iki kurios toleruojate savo paties į save nukreiptą smurtą. Jei kitas asmuo jūs žeidžia labiau nei jūs patys save, greičiausiai nuo jo atsitrauksite. Bet jei kitas asmuo jūs žeidžia mažiau nei jūs patys save, tikėtina, liksite šiuose santykiuose ir visada toleruosite tokį elgesį. Jei labai smarkiai smurtaujate prieš save, gali būti, kad tada toleruosite, kai kiti jūs muš, žemins, elgsis su jumis kaip su menkysta. Kodėl? Nes remdamiesi savo įsitikinimų sistema, jūs sakote, aš to nusipelniau, šis žmogus daro man paslaugą, būdamas su manimi. Nesu vertas meilės ir pagarbos, nesu pakankamai geras. Norime, kad kiti mus pripažintų ir mylėtų, bet negalime patys pripažinti ir mylėti savęs. Kuo daugiau meilės savo turime, tuo mažiau smurtaujame. Smurtas prieš save kyla iš savęs atstūmimo. Save atstumėme, nes turime susikūrę tobulybės vaizdinį, kurio idealo niekaip nepavyksta pasiekti. Tobulybės vaizdinys ir yra savęs atstūmimo priežastis. Dėl šios priežasties nepriimame savęs tokių, kokie esame.
ir nepripažįstame kitų tokių, kokie jie yra. Naujo sapno preliudija. Esate sudarę tūkstančius susitarimų su savimi, kitais žmonėmis, savo gyvenimo sapnu, Dievu, visuomenė, tėvais, sutuoktiniu, savo vaikais. Tačiau patys svarbiausia yra susitarimai su savimi. Šiais susitarimais jūs pasakote savo, kas esate, ką jaučiate, kuo tikite ir kaip turėtumėte elgtis. Iš šių susitarimų ir sukuriate tai, ką vadinate savo asmenybę. Šiais susitarimais tvirtinate, štai kas aš esu, štai kuo aš tikiu, štai dalykai, kuriuos galiu daryti, o štai tie, kurių daryti negaliu. Tai yra tikrovė, o tai fantazija. Šitai yra įmanoma, o tai ne. Vienas toks susitarimas nėra problema, bet mes turime daugybę susitarimų, kurie verčia kentėti, kurie lemia mūsų nesėkmės gyvenime. Jei norite patirti pilnatvę ir gyventi džiaugsmo kupiną gyvenimą, privalote išdrįsti sulaužyti šiuos baime grįstus susitarimus ir susigrąžinti savo vidinę galią. Susitarimai, kuriuos priimame iš baimės, reikalauja milžiniškos energijos, o susitarimai, kurie kyla iš meilės, padeda ne tik tausoti energiją, bet ir suteikia papildomų jėgų. Kiekvienas gimstame turėdami tam tikrą kiekį vidinės energijos, kuri yra atstatoma kasdien, kai ilsimės. Deja, visą savo vidinę energiją išeikvojame šių susitarimų sudarimui ir jų laikymuisi. Visi mūsų sudaryti susitarimai išeikvoja vidinę energiją, todėl jaučiamės bejėgiai. Jėgų lieka tik tiek, kad šiaip ne taip išgyventume dar vieną dieną, nes daugiausiai jėgų išeikvojama susitarimų, kurie įkalina mūsų planetos sapne laikymuisi. Kaip galime pakeisti visą savo gyvenimo sapną, kai neturime jėgų pakeisti net menkiausio susitarimo? Poreikis pakeisti susitarimus kils tuomet, kai aiškiai suvoksime, kad būtent jie valdo mūsų gyvenimą ir kad toks gyvenimo sapnas mums nepatinka. Kaskart, kai sulaužysite seną susitarimą, visa jos sukūrimui išnaudota energija grįš jums. Jei integruosite 4 naujus susitarimus, jūsų suteiktos vidinės energijos užteks, kad pakeistumėte visą senų susitarimų sistemą. 4 susitarimų integracija reikalauja daug valios, bet jei sugebėsite pradėti gyventi laikydamėsi šių susitarimų, jūsų laukia nepaprastas virsmas. Pragaro drama ims nykti tiesiog akyse, užuot gyvenę pragaro sapne, kursite naują asmeninio rojaus sapną.